Mes jau pradėjom kalbėti 2014 metais, bet tų žinių ir to supratimo galbūt trūko ir niekas nelabai žinojo, kas tai yra. Buvo suprantama labai fragmentiškai ir kalėjimuose labai skirtinga praktika buvo taikoma. Apibrėžimų turėjom net keletą teisės aktuose. Tai šitame etape ir projekto eigoje su norvegais mes pradėjom nuo to, kad mums reikia suvienodinti tą sampratą ir reikia turėti vieningą apibrėžimą ir tada gimė idėja turėti leidinį. Tokius leidinius turi kitos šalys ir Europos taryba rekomendacijų teikia nemažai, bet norėjosi, kad tai būtų lietuviškas supratimas mūsų kontekste, sudėta žinios ir tiek mūsų, tiek iš Norvegijos gautos. We are a proud partner with you, and we are especially very proud today to be able to present together with our Lithuanian colleagues this manual and handbook on how to use dynamic security in practice. And we sincerely hope that you will embrace this manual and start a dialogue in your prisons and with your colleagues on how to use dynamic security in practice. Toks leidinys yra pirmas lietuviškas, labai norėjosi, kad jis būtų suprantamas, patrauklus, paprastas ir tuo pačiu padedantis labai aiškiai visiems skaitantiems suprasti, kas tai yra dinaminė apsauga. It's the new approach now all over the world, how to work with prisoners and how to create security and safety for both prisoners and staff and also for the society. This is one of the measures that dynamic security contributes to creating a good relationship and also an understanding on what the challenges and the solution is in Lithuania, using the experience we have from Norway. We are different countries, but we are also in the same organization, the same family, the correctional service, and I think we have lots to learn from each other. You have now just presented a handbook in dynamic security, which emphasized the importance of relational security work. And we think that you have taken a big step by introducing this handbook into your education, and we wish you the very, very best for the future. Norint diegti dinaminės apsaugos metodą, norint, kad kuo daugiau pareigūnų jį suprastų ir taikytų, visų pirma, reikia vienodo požiūrio į tai, kas tai yra, kaip tai taikoma, kuo tai svarbu ir kuo tai naudinga, kad mūsų pareigūnai suprastų. Ir šita mokymo programa tam ir skirta, kad suvienodinti požiūrį, pažadinti pareigūnuose norą taikyti tą metodą, norą keisti savo santykį ir darbo pobūdį su nuteistuoju. Iš tikrųjų, pamatant, kad dinaminės apsaugos metodas yra naudingas saugumo užtikrinimui ir pačių pareigūnų savijautai ir jų pasitenkinimui darbų, matant rezultatą, siekiant nuteistojo pokyčio. Mokymai yra ne teoriniai, jie nėra su daugybė apibrėžimų ar kažkokiu tai labai sudėtingų teorijų. Tai yra paprastas žmogiškas santykis, kuris visiems yra svarbus ir dinaminės apsaugos esmė yra žmogiškas santykis. Tai mokymuose mes labai daug diskutuojam, labai daug skatinam žmonės pasišnekėti tarpusavy, išsakyti savo mintis, savo požiūrius, pasidalinti tuo. Ir tai yra labai svarbu, nes dinaminė apsauga yra ir apie komandinį darbą, tai yra ir apie pareigūnų tarpusavio gebėjimą pasidalinti informaciją, ir apie pajautimą kolegos, palaikymą kolegos ir supratimą kolegų. Tai šitie mokymai, jau kiek girdim atsiliepimų, tai iš tikrųjų džiaugiasi, pareigūnai neturi paprastai erdvės tarpusavį padiskutuoti ir pasikalbėti, kartais bėga savo darbuose ir jie tikrai patenkinti, kad turi galimybę pakalbėti, kad turi galimybę pamatyti filmus norvegų sukurtus, kurie yra kaip mokomoji medžiaga taip pat ir labai iššaukia norą padiskutuoti, palyginti, išsikelti tikslus, ko mums reikėtų, ką mums svarbu pas save daryti.
ir stengtis dėl ko. Iš tikrųjų, kadangi kalbam apie požiūrį ir apie žmogaus keitimąsi taip pat, tai ir mūsų pareigūnų turbūt požiūris ir pats darbo metodo keitimas nėra taip greitai ir nėra taip paprasta, bet iš tikrųjų labai norisi padėti pagrindą ir pamatą tam, kad eitume viena kryptim, pareigūnai suprastų, kuria kryptim einam, pradėtų kalbėti panašia kalba. Tai šita programa tam skirta sužadinti norui ir įvesti aiškumo, kas tai yra dinaminė apsauga, tam, kad mes po to galėtumėm tęsti, stiprinti kompetencijas pareigūnų, žinias, bendravimo įgūdžius, kurie yra svarbus. We will stand with you if you would like to continue as partners with us. We are at least very proud that this is a day with a very good product like this. We wish you the very best and good luck in this work.